Pasirinkti auklę dažnai atrodo sudėtingas procesas. Aš Ieva iš Mama ir auklė. Tėvai nori tobuliausio žmogaus, kuris atitiktų begalę kriterijų. Bet ar kada pagalvojate, kad per dideli reikalavimai gali padaryti daugiau žalos negu naudos? Pavyzdžiui, įsivaizduokite, kad bandote surasti geriausią auklę pagal ilgiausių reikalavimų sąrašą. Ir tada paaiškėja, kad nelabai yra ką rinktis. Ne todėl, kad nėra gerų auklių, bet todėl, kad užsidarėte nuo galimybių. Per daug reikalavimų dažnai sukuria filtrą, per kurį geros kandidatės tiesiog nepralenda. Nepamirškime, kad žmonės nėra tobuli. Kai renkatės auklę, nereikia bandyti sukurti superherojės iš pasakų. Kuo daugiau norime kontroliuoti, tuo daugiau prarandame. Gal geriau rinktis atviru protu ir laiku atrasti žmogų, kuris tikrai tinka. Tiesa?